Malonu matyti šį sekmadienio rytmetį Gyvybės kelias baptistų bažnyčioje Veisiejuose. Dėkoju Dievui už jūs kiekvieną, kuris esate čia, šioje salėje. Tikrai dėkoju Dievui už jūs. Mes šiandieną susirinkome tam, kad pagarbintume Viešpatį iš tiesų ir tai yra geriausia šventė, kuri lydi mus jau daugelį metų. Tad šiandieną pažvelgsime į ekraną, pagiedosime giesmių, paklausysime brolio Aliaus padrasinančio žodžio, taip pat, žodžiu, taip pagarbinsime savo Viešpatį ir gelbėtoją. Viešpatie Dieve, dėkojame tau už šį laiką, už šią dieną, už visą tai, ką tu dėl mūsų padarėjai prieš daugelį metų, bet tu padarėjai kartą visiems laikams, tai yra numirė už kiekvieną iš mūsų, už kiekvieną iš mūsų nuodėmės, tas, kurias padarėme, tas, kurias dar padarysime Viešpatie, ir tu jas visas padengi savo brangiu krauju, savo nuostabia tobula auka Viešpatie. Dėkojame tau ir tu vertas už tai amžino šlovės, amžino garbinimo Viešpatie. Ir meldžiu, kad tu būtum visų mūsų širdžių viešpats kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kad mes tavo Evangelijos šviesoje gyventume, augtume ir neštume tavo žinią pasauliui Viešpatie Dieve. Šlovė tau už tavo meilę, rūpestį ir pastovų aprūpinimą kiekvieną dieną, kai tu mus palaikai Viešpatie, net ir po šitiekos metų. Šlovė tau Dieve už tai, kad tu esi toks nuostabus, toks didingas, toks teisus ir Viešpatie labiausiai mes dėkojame už tavo malonę. Jėzus Kristus vardu. Amen. Labas rytas visiems. Taigi mes šiandieną eisime per Apaštalų darbų knygą ir jau kuris laikas vis kalbu būtent iš šitos knygos. Ir norėčiau dabar padaryti tokią trumpą apžvalgą, kad žinotume, kur randamės, koks kontekstas yra, nes mes žinome, kad kontekstas paaiškina žodžių prasmę, ar ne? Ir mes žinome, kad Apaštalų darbai yra, tai Luko antras tomas parašytas garbingam asmeniui, Teofiliui. Ir kai skaitėme Luko Evangeliją, ar ne, kai skaitome, mes matome, kad tenais viskas prasideda apie Jėzų Kristų ir pasibaigia jo mirtimi ir prisikėlimu ir išėjimu iš žemės, ar ne, kuomet jis palieka savo mokinius. Apaštalų darbai nuo tos vietos prasideda ir iš tikrųjų tai toks tiltas labai tarp Senojo testamento laikotarpio ir Naujojo testamento laikotarpio. Nes kai skaitome Evangelijas, mes vis dar matome, nors tai yra Naujojo testamento knygos, mes matome Senojo testamento laikotarpį, nes mes matome, kad Kristus padaro ženklą ir sako, nueik, paaukok Mozės įsakytą atnašą, ten paliudyti, kad pagijai nuo raupsų, ar ne. Daug dar, viskas vyksta Senojo testamento laikotarpio taisyklėmis, galima sakyti. Ir Apaštalų darbai pati kaip knyga, jinai nutiesia tiltą tarp Naujojo testamento laiškų ir Senojo testamento evangelijų. Ir Lukas labai gražiai tą visą sujungia. Ir mes kalbėjome apie tai, kad Apaštalų darbų pradžioje yra parašytas didysis Jėzaus Kristaus pavedimas, kur kalbama apie tai, kad jo mokiniai turi eiti į pasaulį ir skelbti Evangeliją. Mes aptarėme apie tai, kad Biblijoje užrašyti 5 didieji Jėzaus Kristaus pavedimai. Kitaip sakant, Jėzus Kristus per 40 dienų, kuomet buvo prisikėlęs ir mokė savo mokinius, jisai davė nurodymus, kaip turės veikti mokiniai ir kaip kurie tie nurodymai arba buvo parašyti iš skirtingų momentų, nes mes, kai skaitome Mato Evangelijoje, Morkaus, Luko, Jono, labai skirtingai skamba tie didieji pavedimai, bet jų pagrindinė mintis yra ta, kad reikės skelbti Evangeliją, skelbti Kristų, jo atliktą darbą. Ir 5 tas didysis pavedimas parašytas Apaštalų darbų 1 skyriuje 8 eilutėje, kur mes taip pat kalbėjome apie tai, kad taip pat yra ir Apaštalų darbų knygos planas užrašytas. Skelbsite Evangeliją Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje
ir lik pat žemės pakraščių. Ir apžvelgiant toliau apaštalų darbų knygą, mes matome, kad apaštalų darbų knyga vis plečiasi savo tarnystėmis į vis didesnius, platesnius laukus, bet mes nematome, kaip tos misijos baigėsi. Ir pagal Luko tokį parašymo stilių galima daryti išvadą, kad šitas darbas dar nėra baigtas. Dar mes pasaulyje vis matome atrandamos tautos ir gentys atsiskyrusios, ir kur žmonių evangelija dar nėra pasiekusi ir mes tarsi vis dar esame įpareigoti skelbti evangeliją, tai, ką pradėjo apaštalai. Ir vėliau mes skaitome apie tai, kad Jėzus Kristus nusivedęs mokinius ant Alyvų kalno, juos palaimina ir atsiskiria nuo jų, pakyla į dangų, ar ne? Ir nuo to momento, tai vat 11 eilutėje, 10-11, sako, kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įžengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais. Ir tarė, vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų sugrįž taip pat, kaip jį matėte žengiant į dangų. Duodamas pažadas, kad Jėzus Kristus tikrai sugrįž, kas yra mums visiems didžiulė paguoda, padrasinimas, ypatingai tie, kurie patiria išbandymus. Bet kur, bet kada gali kreiptis tiesiai į Jėzų Kristų, ne per kitą asmenį, ne per kažkokius tai praktikas, bet grinai atverta širdimi sakyti, viešpatie, žinau, kad tu sugrįši, tu esi mano teisėjas, aš noriu būti tavo vaikas ir meldžiu, kad padėtų man šitoje situacijoje. Tai yra didžiulė paguoda. Ir nuo šitos eilutės jau žemiau mes matome, prasideda labai įdomus laikotarpis. Po prisikėlimo praėjo 40 dienų ir štai Jėzus palieka tikinčiuosius. Tada sako, pasilikite Jeruzalėje ir laukite šventosios dvasios. Ir mokiniai laukia šventosios dvasios, apie kurią skaitysime apaštalų darbų 2 skyriui. Ir štai čia dabar tarp tos 40 dienos, kai jis pakyla, ir sekminių, tos, kada ateina šventoji dvasia, lieka 10 dienų tarpas, kai nebe Senas testamentas, nors mokinių mąstyme mes matysime, dar yra Senasis testamentas. Ir dar neprasidės bažnyčios laikotarpis, labai jautrus momentas. Ir Kristus labai išmintingai padaro, sako, sėdėkite Jeruzalėje. Ir mokiniai jau buvo pamokyti, jau gavę tokį teologinį išsilavinimą iš Jėzaus Kristus 3 metus būdami jo pašonėje ir paskiau dar 40 dienų matydami prisikėlusi Jėzų ir gaudami iš jo pamokymus, tikrai suprato, kad pagrindinis dalykas, ką reikia daryti ir ką visą laiką darė Jėzus Kristus, tai melstis. Ir mes praeitą kartą apie tai kalbėjome, kad jie sugrįžo, buvo sabato diena, jie vis dar laikosi sabato Senojo testamento nuorodų, ar ne, nueina tokį atstumą, koks leidžiamas per sabatą, jie ten turi kambarį, ar ne, netoli Alyvų kalno, apsistoja ir pradeda melstis, ar ne, su moterimis. Ir sako, parėję, 13 eilutė 1 skyriaus, parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję Petras ir Jokūbas, Jonas, Andriejus, Pilypas, Baltramiejus ir Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas Jokūbo brolis. Jie išvirmingai visi atsidėjo maldai su prašymui kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taip pat praeitą kartą truputį užsiminiau apie tai, kad šita vieta labai aiškiai paneigia Marijos kaip mergelės kultą, nes mes kalbėjome apie tai, kad Jėzus Kristus turėjo tuos kūniškus brolius ir dabar į tai daug nesigilinsime. Bet pagrindinė mintis yra ta, aišku, ne tam, kad sumenkinti Marijos čia autoritetą, bet yra pagrindinė mintis, kartais būna toks momentas, kada mes nežinome, kur eiti, ką daryti. Tai Dievo žodis moko sėdėti ir melstis. Mes puikiai žinome iš Senojo testamento, kai Mozė sako, viešpačiui sako, jei tavo artybė neis kartu su mumis, niekur nevesk mūsų iš šios vietos. Ir tas labai geras atgarsis ateina į šitą vietą, sako, mes nežinom, ką dabar turime daryti, Jėzus pasakė laukti ir mes laukiame, kol ateis ta jėga, kuri bus visada artybėje su mumis, kurie esame priėmę Kristų, esame jo vaikai,
atgailavome įtikėję Evangeliją, mes kiekvienas savo širdyse turime šventąją dvasią ir mes niekada nebebūname vieni. Dabar mes turime tą Dievo artybę, tik tais klausimas, kiek mes norime į ją įsiklausyti skirtingose gyvenimo situacijose. Ir taigi šiandien aš norėčiau toliau kalbėti nuo 15 eilutės iki 26. Tai dabar aš paskaitysiu šitą rašto vietą. Vieną dieną, atsistojęs tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų. Petras tarė: Vyrai, broliai, turėjo išsipildyti rašto žodžiai, kurios šventoji dvasia pranešiškai išsakė Dovydo lūpomis apie Judą tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo priskaitytas prie mūsų ir turėjo dalį šioje tarnystėje, bet jis nedorybės kaina įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, perplėšo pusiau ir visi jo viduriai išvirto. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams. Ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamachu, tai reiškia kraujo sklypas. Nes psalmių knygoje parašyta, jo kiemas te pavirsta dykvietė ir tegul niekas ten nebegyvena ir tegul kitas perima jo tarnystę. Taigi vienam iš vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu, baigiant tą dieną, kai jis buvo paimtas iš mūsų aukštyn, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytojų. Štai. Ir jie išskyrė du. Juozapą, vadinamą Barsabu, pravardė Justas ir Motiejų. Po to meldėsi sakydami: Tu viešpatie, kuris pažįsti visų širdis, parodyk, kurį iš šių dviejų pasirenki, kad prisimtų šią tarnystę ir apaštalystę, nuo kurios nuklydo Judas, nueidamas į savąją vietą. Tada metė burtus ir burtas krito Motiejui ir jis buvo priskaičiuotas prie 11 apaštalų. Tai štai, toks nemenkas Dievo žodžio gabaliukas dabar, ar ne? Mes paprastai galime pamokslą padaryti iš vienos eilutės, nukeliaudami tai vieną į kitą rašto vietą. Bet va čia dabar tiesiog bendrom tezėm tokiam noriu padaryti aptarimą, kas čia vyksta, ar ne? Žmonės meldžiasi ir aš kai aiškinuosi šitą rašto vietą, man buvo netgi iš pradžių kilęs toks keistas požiūris, atrodė, kad Jėzus Kristus sakė, tik lauk šventosios dvasios, kas čia dabar darosi, o jie čia pradėjo organizuoti struktūras, taip toliau ir visa kita. Bet visa tai yra labai svarbu, kas čia yra daroma ir būtų gal arogantiška netgi manyti, kad Petras suklydo po 3 metų vaikščiojimo su Jėzumi, po to, kai buvo atstatytas tarnystėje, po to, kai jis buvo išsigintas, sakė: Ganyk mano avinėlius. Ir mes vėl matome Petrą, patį pirmą iššokantį į sceną, ar ne, kaip visada eiti per vandenį, jeigu per atminimo vakarienę, sako, neplausi man kojų, pirmas toks akibrokštas, ar ne, jisai toks uolus, atrodo, toks nerimstantis, drąsus, uolus. Sakė, jeigu visi išsigins, aš tavęs niekada neišsiginsiu. Toks labai aiškus, ryškus Petro charakteris. Ir čia vėl Petras vėl iššoka į sceną pats pirmas. Taigi, bet jis turi tą pagrindą. Kristus jam sakė: Ganyk mano avinėlius. Ir Petras apie ką kalba? Atrodo, jis sakytų pamokslą, bet tai nėra pamokslas. Ne visos dievotos kalbos yra pamokslavimas. Mes žinome, kuo skiriasi pamokslas nuo kažkokio tai mokymo. Kai mes mokame tam tikrų Biblijos tiesų, mes ne visada koncentruojamės į Evangeliją. Aišku, visada yra galimybė per tai skelbti Evangeliją, jeigu matom, kad yra žmonių, kurie dar nepažįsta viešpaties kaip savo gelbėtojo. Tačiau čia buvo tikslas ne Evangelijos skelbimas, nes jau buvo tikintieji visi susirinkę ir jų daugėjo nuo to momento, kai Kristus išėjo. Nes jau mes matome nuo 15 eilutės jau tų asmenų čia jau dabar gaunasi apie 120, tai žmonės per 10 dienų melsdamiesi subūrė nemažą grupę tikinčiųjų, kurie ieškojo, kur prisiglausti, ką dabar daryti, kai jau Kristaus nebėra. Ir Kristus, jie greičiausiai melsdamiesi apmąstė Dievo žodį. Ir mes matome, čia vis dar Senojo testamento mąstymas. Apmąstant Dievo žodį,
Petras atkreipia dėmesį į problemą. Buvo 12 Jėzaus Kristaus liudytojų, tų jau pačių ištikimiausių, pagrindinių, tų vadinamų apaštalų, kurie siunčiami skelbti Evangeliją. Ir pagrindinė žinia, kad reikia atstatyti tarnystę, kurią turėjo Judas Iskarijotas. Nes čia sako, jis juk buvo priskaitytas prie mūsų ir turėjo dalį šioje tarnystėje, 17 eilutėje. Ir toliau visa istorija apie išdavystę. Jis ten įsigijo sklypą, ar ne, tai pasidarė žinoma ir taip toliau. Ir toliau pacituoja 69 psalmę, 25 eilutę, galima būtų atsiversti. Taigi, psalmių 69, 25. Ir čia sako, jų buveinė tegul ištuštėja, jie palapinėse gyventojų ten nelieka. Čia yra meldimas Dievo prieš tuos, kurie yra nusistatę prieš jį, kurie yra nedievoti ir netgi priešiški Dievui. Tiesiog. Ir toliau 109 psalmė 8 eilutė. 109 psalmė 8 eilutė. Ir čia taip pat sakoma, tebūna jo gyvenimas trumpas, jo tarnystė te gauna kitas. Ir kontekstas psalmė čia visur yra eilės, Dievo gyrius visur. Ir taip pat kaip Dievo gyrius yra tas parodytas neigiamas požiūris į tuos, kurie yra nusistatę prieš Dievą ir nemyli Dievo. Ir va dabar tose psalmėse toks meldimas yra tiems, kurie yra maištininkai prieš Dievą. Ir tas, taip kaip ir Judas buvo nusistatęs prieš Jėzų ir jį išdavė dėl savo pelno. Ir taip pat matom, kad jis turi prakeikimą. Ir dabar jo nebėra tarnystėse, nes jisai pats pasirinko nusižudyti. Ir reikia atstatyti apaštalų skaičių. Kodėl toksai svarbus tas skaičius? Nes dabar jų liko 11, ne? Bet kažkodėl yra toks mąstymas, kad turi būti 12. 12 yra simbolinis Izraelio skaičius. 12 Jokūbo sūnų, 12 giminių. Tai nėra tai, kad Kristus atėjęs, tai yra Dievo aplankymo metas Izraelio, kai Kristus ateina, jis išsirenka 12 mokinių. Ir tai daro, aišku, tik simboliškai, nes turime prisiminti tai, kad Izraelio karalystė suskilusi ir Samarijoje tos 12 giminių dabar yra susimaišiusios. Ir Jėzus tiesiog pasirenka tam tikrus žmonės, kurie tik tai simbolizuoja 12 giminių, bet tai nėra iš 12 giminių, nes Izraelyje yra tik tais kas? Judas ir Benjaminas. Kitos 10 giminių po Saliamono mirties jos tiesiog nuklydo, susimaišė su pagonimis. Ir mes žinome, kad paskutinėmis dienomis Dievas atstatys visą Izraelį, nes jo akyse tos giminės jos nėra pamestos. Dievas veda tuos likučius giminių per tūkstantmečius, per istoriją, taip kaip išsaugojo Jėzaus Kristaus liniją. Ir mes ją galim atsekti net nuo paties Adomo, taip Dievas gali išsaugoti ir iki paskutiniųjų laikų kitas 10 giminių, tas linijos. Todėl tai yra simbolinis skaičius paties Izraelio, kad Kristus sugrįžo pas Izraelį. Dievas atėjo pas Izraelį. Ir dabar mes matome, kad tarsi Izraelio nebelieka. Tarsi kaip simboliškai viena giminė dingo ir čia parodoma arba visas Izraelis, arba ne visas Izraelis turi būti atstatytas. Ir už tai yra kalbama apie tai. Ir dėl to
metamas burtas. Taigi, prieš metant burtą jie turėjo dar išrinkti kandidatus, kas gali būti kviečiamas į šitą tarnystę, kad užimtų Judo vietą. Ir buvo 2 kriterijai. Taigi, pirmas kriterijus tai turėjo būti su Kristumi nuo jo tarnystės pradžios. Tai negalėjo būti tas, kuris išgirdo kažkur per vidurį tarnystės, bet labai buvo geras, labai dievotas ar ne, ar labai karštas. Turėjo būti girdėjęs visą Jėzus Kristaus mokymą, pažinęs jį pilnai, taip kaip ir kiti apaštalai, nieko nepraleidęs. Ir turėjo būti jo prisikėlimo liudytoju. Tai labai išskirtinis momentas, kada matai prisikėlusi Jėzų. Tai reiškia, tau Jėzus turėjo būti parodęs tam tikrą malonę, kad tu matai jį šlovingame kūne. Ir šitos kriterijus įvertinyje te rado tik tais 2 žmonės – Juozapas, Barsabas ir Motiejus. Ir ką jie daro? Meldžiasi, aišku, pirmiausia. Mes jau žinom, kad jie mes burtus, ar ne? Bet nors burtas ir kris, kaip Saliamonas Ekleziasto knygoje sako, taip, burtas metamas į skverną, bet nuo viešpaties priklauso jo išsidėstymas. Ir mesdami burtą, jie pirmiausia pasimeldžia, kad Dieve, tu parink tą, kuris yra pagal tavo valią, ir burtas krenta Motiejui. Aišku, čia šitoje scenoje šitoje situacijoje mes matome, kad pastoviai yra malda. Melsdamiesi daug dienų apmąstė Dievo žodį, suvokė, kad tarnystės struktūra sugriauta, meldėsi, kad Dievas parodytų, kurį pasirenka. Ir kai burtas krenta Motiejui, jis priskaičiuojamas prie tų 11, jų dabar yra 12. Atstatytas simbolinis tas Izraelio skaičius. Ir turime suprasti tokį dalyką, kad burtas tai yra Senojo testamento tvarka. Čia yra paskutinis kartas, kur mes matome Biblijoje metamą burtą. Bažnyčioje tai niekada nebebuvo praktikuojama ir nebus praktikuojama teisingose bažnyčiose. Jeigu yra kažkur neaiškumas, mes netrauksime nulaužtų degtukų ar ne, netrauksime kažkokio tai šiaudo iš po stalo, kad žinoti, kiek gyvensime, ar dar kažkas. Burtai yra pabaigti. Ir mes paskui matome Apaštalų darbų knygoje, kai iškyla klausimas jau nebe burtais, bet sako, dėl situacijos, kaip eiti pas pagonis, ar užkrauti ten jiems kažkokios tai papildomus naštas iš įstatymo, jau jie padaro sprendimą, sako, mums ir šventajai dvasiai pasirodė teisinga neužkrauti daugiau negu būtina, ar ne? Tai štai nuo to laiko jau antras skyrius, jau šventoji dvasia ateina ir kaip bus įvesta į visą tiesą, sako raštas, ji įves jūs į visą tiesą, taigi apaštalai jau turėdami šventąją dvasią jau atranda tiesą, kaip turi veikti bažnyčia, ir paskui mes kitą kartą kalbėsime iš antros skyriaus ir kas tai yra per naujas darinys pati bažnyčia. Ir atrodo, kad viena vertus Dievo planas buvo laukti šventosios dvasios, kita vertus atrodo, apaštalai turėjo kažką tai padaryti, bet kodėl svarbu, kad tas atstatymas įvyktų struktūriškas? Štai per tai mes matome dabar dar Dievo ir ištikimybę Izraeliui. Štai tuoj ateis šventoji dvasia, mes dabar, kai skaitom apaštalų darbus, jie tuo metu dar nežinojo, kaip ten viskas įvyks. Bet jeigu šventoji dvasia būtų atėjusi ir bažnyčia įkurta nesant atstatytam Izraelio simboliui, tai gali reikšti tokį dalyką, kad gal Jėzus Kristus nebeištikimas Izraeliui, o juk Dievas pažadėjo savo ištikimybę Izraeliui.
Tačiau mes žinome, kad Jėzus Kristus, Dievas, negali pats savęs išsižadėti. Ir jeigu jis padarė sandorą su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu, tai jo ištikimybė išlieka per amžius. Ir už tai tas 12 turėjo būti atstatytas, kad ir pagonis, kuomet jau įtikės į Jėzų Kristų, į tą tikrą vienintelį Dievą, būtų tikri, jog ir jie nepraras amžino gyvenimo, kurį turi kaip per asmenį, per šventąją dvasią, taip kaip Izraelis kaip tauta turėjo santykį su Dievu ir Dievas Izraelio niekada nepaliko ir nepaliks. Ir niekada neišsižadės. Ir yra pažadas ateičiai, kad Izraelis bus atstatytas. Ir jis išskirtinai garbins Dievą iš kiekvienos giminės po 12 tūkstančių, kur negalės garbinti niekas kitas. Taigi mes matome, kad Šventoji dvasia ateina iškart po Matiejaus paskyrimo prie 12. Jeigu atsiverstume Apaštalų darbų 2 skyrių, mes jau matome, kad atėjus sekminių dienai visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas, jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Apie tai daugiau pakalbėsime kitą kartą. Čia labai įdomi istorija, labai gili istorija. Tačiau mes matome, kad kas man iš pradžio atrodė tame Matiejaus burtų metime, keista atrodo, nes daugiau mes apie Motiejų ir nebeišgirstame visame rašte. Apaštalų darbų knygoje priskiriamas 12 apaštalas, o paskiau nuo 9 skyriaus mes jau pradedame skaityti apie Paulių, kuris atsiverčia ir sako, yra apaštalas. Taigi iš karto mums iškyla klausimas, tai kiek yra apaštalų? Iš viso apaštalų mes galim suskaičiuoti ten šitie 11, kurie visada buvo, ar ne? Judas, tai mes jį atmetam, nes jis prarado apaštalystę. Tai kaip ir 13 apaštalų. Nu, kodėl negali būti 13? Tai dabar kviečiu jūs atsiversti paskutinę apreiškimų knygos, tai yra prieš paskutinę apreiškimų knygos skyrių. Tai yra paskutinė Biblijos knyga ir prieš paskutinis skyrius. 21 skyrius, 14 eilutė. Miesto sienos turi 12 pamatų, ant kurių 12 avinėlio apaštalų vardai. 12 apaštalų vardų. Ir čia dabar yra istorinis ginčas, istorinės diskusijos, tai kuriogi apaštalo vardas bus parašytas ten ant tų pamatų. Žinome, kad tikrai tie 11 bus parašyti, bet dabar ar Motiejaus ar Pauliaus? Nu, Motiejų išrinko apaštalai, 11 apaštalų, tam tikra tvarka išrinko, atstatė ar ne, bet Kristus išsirinko Paulių. Tai kuris? Ir mes matome, kad raštas neduoda atsakymą. Čia neužrašytas nei vienas vardas. Ir reikia suprasti, ko moko apreiškimų knyga. Kai skaitom apreiškimų knygoje, ten labai daug yra simbolikos. Ir šitoje simbolikoje mes matome parašytą pamatai. Ką reiškia pamatas? Ką reiškia pamatas? Ogi pamatas yra visa ko pagrindas. Mes žinome, kad taip pat norėčiau dabar kitą rašto vietą atsiversti. Efeziečiams 2 skyrių, 19-20 eilutė. Taigi, Efeziečiams 2 skyrius. Ir tai būtų 19-20 eilutė. Todėl jūs jau nebesate pašaliniai, nei svetimšaliai,
bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų. Taigi mes matome, Mato Evangelijoje sako, tu esi Petras, ir ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, pragaro vartai jos nenugalės. Tai buvo ant to, ką Petras išpažino, sako, tu esi Jėzus Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Ant šito išpažinimo statoma bažnyčia. Jeigu Jėzus Kristus nėra Dievo sūnus, jeigu jis nėra tikrasis Dievas, tai visa kita teologija ji neturi prasmės. Ji neišgelbsti, ji nestatydina mūsų gyvenime. Ir štai tai yra kertinis akmuo, ant kurio statoma bažnyčia. Ir toliau bažnyčiai reikalinga tas pamatinės tiesos, kurios buvo preikštos būtent, kaip čia rašoma, 19 eilutė, 20, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato. Su apaštalais turbūt būtų viskas aišku. O kaip čia dabar tie pranašai? Norėčiau Jums priminti, kad viena iš Naujojo testamento šventosios dvasios dovanų buvo pranašystės. Tai nėra Senojo testamento pranašai. Senojo testamento pranašai mums yra gerai tuo, kai mes galime kalbėti apie ateities įvykius, pasimokyti iš jų gyvenimo, kaip jie išstovėjo viešpaties žinios skelbime. Bet pati bažnyčia statoma ant Naujojo testamento pranašysčių. Tai ką gavo apaštalai, jie tuo pačiu ir buvo pranašai. Jiems šventoji dvasia daug ką reiškia ir jie atskleidė pamatinės teologinės tiesas, ant kurių stovi mūsų šiandieninė bažnyčia. Jėzus Kristus bažnyčia, ne mūsų, atsiprašau. Ir taigi, dabar grįžtant prie apreiškimų knygos, prie šito pamato, tai yra bendra teologija, ką išdėstė apaštalai. Tai nei vienas neneša jokios didesnio autoriteto negu kiti apaštalai. Nors mes matome daug Pauliaus laiškų, bet viskas yra iš vienos dvasios, šventosios dvasios apreikšta apaštalams. Ir tai, ką jie mus išmokė, ką mes gauname iš Naujojo testamento, būtent ant to stovi bažnyčia. Ir tos tiesos jos yra amžinos. Tai nėra, kad iki tol, kol Kristus ateis, o paskui bus atšaukta ar kažkaip pakeista. Ne. Naujoji Jeruzalė, ką mes skaitome, ji bus pastatyta ant tų tiesų, kur tikintieji gyveno ir kurios yra būtent Dievo tiesos. O Dievo tiesos jos išlieka per amžius. Amen. Taigi apibendrinimas. 12 simbolizuoja Izraelio tautą ir mes žinome iš Dievo žodžio, kad Dievo pažadai pirmiausia skirti yra Izraeliui. O toliau jau pagonys yra bendrapaveldėtojai. Ir labai įdomu tai, kad iškart po Motiejaus paskyrimo ateina šventoji dvasia, kas kaip ir patvirtina tai, kad Izraelio simbolinis skaičius atstatytas ir toliau gali ateiti ir pagonys kaip bendrapaveldėtojai į Dievo pažadų gavimą. Taigi, mes matome, kad Dievas yra ištikimas Izraeliui ir jo ištikimybė tikrai nesibaigs Naujojo testamento tikintiesiems, kurie priėmė Jėzų kaip savo gelbėtoją į savo širdį ir kurie neturi savo širdyje Jėzaus, kurie neišpažinę jam savo nuodėmių, aš tuos kviečiu, kad jie pasikliautų juo, suvoktų, kad Jėzus Kristus gyveno, jis mokė, jis nugyveno tobulą gyvenimą ir patapo auka, tobula auka už kiekvieną, kuris kreipsis į jį ir kviesis jį kaip savo gelbėtoją. Taigi, jei kas nepažįsta Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, kviečiu, kad jūs nusižemintumėte ir kviestumėtės jį į savo širdį. Iš tiesų, Evangelijos reikia kiekvienam iš mūsų. Vieniems, kad augtume viešpatyje, kiti, kad mes atgimtume į viešpatį. Kviečiu pasimelsti.
Viešpatie Dieve, dėkojame Tau už Tavo žodį, dėkojame už Tavo pažadus, už Tavo užtikrinimą, kurį mes turime Tavo aukoje, kurį mes turime Tavo meilėje, Tavo malonėje. Meldžiame Viešpatie, kad Tu įtikintum šventąją dvasią tuos, kurie dar Tavęs nepažįsta. Ir tik Tu tai gali padaryti, ne mūsų gražios kalbos, ne mūsų kažkas tai, bet tik tai Tu, Viešpatie, atgimdai iš aukšto ir meldžiame, kad Tu tai padarytum. Jėzus Kristus vardu. Amen.
Dievas širdis paliečia kasdien, kur džiaugsmo daug ir meilės stiprios gijos, ir kur malonės Dievas duoda nuolankiem. Palaiminti, palaiminti, palaiminti namai. Palaiminti, palaiminti, palaiminti namai. Palaiminti namai, kur gerbiama senatvė, kur saugoja vaikai tikėjimą tėvų, kur šlovina jie Dievą skaito raštą, jo išmintim jie plaukia lyg saugiu laivu. Palaiminti, palaiminti, palaiminti namai. Palaiminti, palaiminti, palaiminti namai. Amen. Gerai, brangieji, kągi, Dievas te laimina, te stiprina, te drąsina visus. Dievo palaiminimo jums.